Tai treneris, sveikinimai su pergalė, koks būtų jūsų komentaras po šių karštų rungtynių? Visą laiką, kai važiuoji į išvyką, tu tikėsi, kad jos rungtynės bus sunkios. Ir šiandien, aš manau, buvo ypač jos sunkios, nes reikia būti teisingam. Dainava pirmą kėlinį buvo geresnė komanda ir aš manau, mes išėjom tokie labai, negaliu pasakyti, ar nesusikoncentravę, ar tai Dainavos geras pasirinktas žaidimo planas, bet jie buvo tikrai šiandien labai agresyvūs nuo pat pradžių ir pirmas kėlinys, sakyčiau, mums mažai kas pasisekė iš to, ką mes planavom. Ir manau, šių rungtynių žaidėjas, tai Bražinskas tikrai, tą, kai jisai padarė pirmą kėlinį, tokiuose sunkiuose momentuose, kai galėjo tas rezultatas pakrypti į kitą pusę ir vieną, ir kitą momentą labai pavojinga, jisai paliko mūsų rungtynėse, ištraukė ir manau, kad mes turime būti dėkingi jam, kad neatsilikinėjome po pirmo kėlinio. O antrą kėlinį, manau, pradėjom tikrai labai gerai, vėl tas, tai kalbėjom rūbiniai, buvo vėl nemažai emocijų, nes, aišku, rezultatas mūsų netenkina, norime pergalių ir aš manau, kad antrą kėlinį pradėjom gerai, puikus įvartis, fantastinis įvartis ir po to reikėjo pakentėti, reikėjo atlikti tam tikrų keitimų ir tam tikrų rokiruočių ir manau, kad antrą kėlinį turėjome geresnius momentus tą rezultatą padidinti, nei varžovas turėjo galimybę išlyginti. Ar jau aišku, kas nutiko Denisui Bošnekui? Nežinau, pažiūrėsim. Kažką kryptelėjo, gal manau, kad neturėtų tai būti kažkas tai rimto, bet manau atsigaus kitų rungtynių. Rungtynių pabaiga vėl visas atsarginių žaidėjų colelis ir tiek ir stafas šokinėjo, daug emocijų, daug visko ir kuo toliau to bus, treneri, turbūt vis daugiau tų emocijų, kaip teks su jomis, taip sakant, susitvarkyti. Aš manau, mes turime džiaugtis, kokioj padėtyje mes esame dabar lentelėje, džiaugtis ir mėgautis tuo, nes mažai kas tikės, manau, ir mes mažai, manau, nesitikėjom, kad taip gali atsitikti čempionate. Tuo labiau, kad nėra daug likę rungtynių ir esame geroj pozicijai, kad tą spaudimą kažkokį tai daryti Žalgiriui, o tikslas be abejo yra bėgti nuo kitų komandų, kuo toliau, jeigu įmanoma, ir žiūrėsim, kas bus sezono gale. Dabar laukia LFF taurės rungtynės, tikriausiai rotuosite sudėti. Be abejo, manau, rotacijos bus, jinai neišvengiama, turės žaisti žaidėjai, kurie mažiau žaidžia. Laukia sunki savaitė, laukia 3 rungtynės, jau vieną sužaidėm, tai vėl išvykos visos, aš nežinau, mes šį čempionatą vasarą visą žaidžiam išvykui, tai toliau čempionato tvarkaraščio ypatumai, nežinau, kaip čia taip sudėliota, bet yra kaip yra, turim prisitaikyti ir aš manau, komanda iki šiol tikrai yra gerai prisitaikius prie to, tai mes pakankamai daug renkame taškų, tai didžiausi komplimentai komandai vėl. Treneri, paminėjote išvykos rungtynės ir stebėtinai gerai šiemet komanda žaidžia išvykose. Berods iš 13 rungtynių iškovoti 32 taškai, kuo taip galit paaiškinti? Žinot, ne kiekvienos išvykų rungtynės yra geros žaidybinė prasme, bet kaip ir šios rungtynės, jos buvo gana labai lygios rungtynės ir nebuvo jokio dominavimo, nebuvo kažkokio tai tokio gražaus kombinacinio žaidimo, bet tai, kad mes įmame taškus tokiuose rungtynėse, kur, visaip gali atsitikti, tai, kažkas nerealaus. Aš manau, kad žaidėjai sunkiai dirba treniruotėse ir manau, visą tai atsiperka rungtynėse. Tie momentai, nors jų nėra daug, bet mes juos išnaudojame ir tai yra svarbiausia.